Sveiki! Šiandien kviečiu pasigilinti į Kristijono Donelaičio metus. Tikrai, toks kūrinys, apie kurį visi lyg ir žino, bet ar tikrai gerai supranta? Būtent. Dažnai mokykloje praeinam ir tiek. Taip, o mes šiandien remsimės ir pačia poema, ir vienu straipsniu, kuris nagrinėja ir Donelaitį, ir metus. Bandysim, kaip sakėt, gal kaip du mokytojai, išsiaiškinti paprastai, bet ir giliau. Tikslas toks suprasti, kas jis, kas tas kūrinys, kodėl svarbus, kaip jį skaityti, gal net kaip rašiniu panaudoti, žodžiu atidengti tą 18 amžiaus mažosios Lietuvos paveikslą. Puiku. Tai pradėkim gal nuo pradžių. Nuo paties autoriaus. Kristijonas Donelaitis. Kas jis toks buvo? Kunigas, taip, bet atrodo ne tik. Tikrai ne tik. Formaliai liuteronų kunigas gyveno 18 amžiuje, 714-700. Prūsijos karalystė ten, kur lietuviškai kalbėjo mažoji Lietuva, bet jo veikla buvo kur kas platesnė. O kokia? Gimė, girdėjau, ne bažiorų šeimoje. Teisingai. Laisvųjų valstiečių, Lazdynėliuose. Paskui studijavo teologiją Karaliaučiuje universitete ir beveik visą gyvenimą nuo 1743 kunigavo Talpminkiemyje. Va ten ir buvo jo pasaulis, jo aplinka. O kas svarbu apie tą aplinką, tą jo pasaulį? Kuo ji ypatinga buvo? Sakyčiau, du dalykai labai svarbus. Pirma, pietizmas. Tokia religinė srovė. Labai pabrėžia asmeninį tikėjimą, darbštumą, kuklumą, saiką. Ir visą tai, tiesiog persmelkia metus. Aha, tos vertybės matosi. O antras dalykas? Antra, tai mažosios Lietuvos situacija. Stipri germanizacija vyko, lietuvių kalba traukėsi, po maro daug vokiečių, kitų tautybių žmonių atkelta. Tai Donelaitis gyveno ir kūrė būtent tokioj įtemptoje aplinkoje. Vadinasi, jis nebuvo tiesiog dvasininkas, kuris ramiai sau sėdi klebonijoje. Oi, ne. Šaltiniai rodo jį buvus neįtikėtimai. Veiklių, praktiškų žmogum. Prižiūrėjo mokyklas, statė mūrinę bažnyčią, našlių namus ir pats buvo meistras. Ką reiškia meistras? Šlifavo optinius stiklus, gamino barometrus, termometrus, net fortepijonus. Sodą sodino. Labai kruopštus buvo, krikštos knygas vedė su komentarais, žemėlapius braižo, reiklus savo. Oho, fortepijonus? Įspūdinga. Tai jo tas rašymas lietuviškai šeitų buvo labai sąmoningas žingsnis, toks, pasipriešinimas tai germanizacijai. Būtent. Jis matė savo parapijiečius, būrus, jų kalbą, papročius, jų vargus ir jis rašė jiems lietuviškai. Tai buvo ne šiaip savo, žinote, literatūrinis žaidimas. Tai buvo būdas išsaugoti tai, kas nyksta, kalbą, savitumą. Maironis ne veltui pavadino lietuvių Homeru. Tikrai epinis užmojis. Gerai, pereikime tada prie pačių metų. Minėjot, kad tai ne šiaip eilėraštis, koks čia žanras? Taip, čia svarbu, epinė didaktinė poema. Abu žodžiai reikšmingi. Epinė, nes, piešia platų vaizdą. Visos bendruomenės tų mažosios Lietuvos būrų gyvenimą. Su darbais, papročiais, veikėjais. O, didaktinė, reiškia moko. Tiksliai. Pagrindinis tikslas – mokyti, auklėti. Donelaitis juk kunigas pietistas. Jis norėjo savo parapiečius pamokyti. Krikščioniškos moralės, darbštumo, pagarbos Dievui, gamtai. Labai aiškiai kritikuoja ydas, giria dorybės. Tai yra pagrindinė šis. Supratau, o pati struktūra metai tai turbūt susiję su laiku. Taip. Labai logiška struktūra. 4 metų laikai, 4 dalys. Pavasario linksmybės, vasaros darbai, rudenio gėrybės, ir žiemos rūpesčiai. Viskas sukasi ratu, kaip gamtoj, kaip žemdirbio gyvenime. Ir kas įdomu, 3 dalys iš 4 prasideda tokiu įspūdingu gamtos aprašymu. Nuteikia iškart. O forma? Kažkas ten sudėtinga girdėjau, kažkoks hegzametras. Taip, kvantitatyvinis hegzometras. Tai antikinė eilėdara. 6 pėdų eilutė. Ritmas pagrįstas ne kirčiais, kaip mes įprasta, o ilgųjų ir trumpųjų skiemenų kaita. Oho, ir jis tai pritaikė lietuvių kalbai? Ir meistriškai pritaikė. Tai buvo didžiulis pasiekimas. Poema dėl to įgauna tokio, monumentalumo, iškilmingumo, nors kalbama apie paprastus valstiečius, būrus. Va čia tas įdomumas. Aukštas stilius eilėdaroje, o tema žema, buitiška.
Labai įdomus derinys. Ir dar sakėt, kad jis pats jos neišspausdino. Kaip ji mus pasiekė? Ne, pats neišleido. Rašė apie 1765 ir 75 metus, o išleista tik 1818 metais. Karaliuočioje. Praėjo beveik 40 metų po jo mirties. Ją rado, paruošė, pavadino metais ir, tiesą sakant, išgelbėjo kitas svarbus žmogus Liudvikas Rėza. Be Rėzos gal ir neturėtumėm šiandien metų. Tai Rėzai turim būti dėkingi. Gerai, aptarėm daugam, bet dabar praktinis klausimas. Nepaslaptis, kad skaityti metus, nėra lengva. Ta kalba, tas hegzametras, kodėl taip yra? Kas ten sudėtingiausia? Visiškai suprantamas klausimas. Ir yra kelios, sakyčiau, objektyvios priežastis. Pirma, žinoma kalba. Jau minėjom 18 amžius mažosios Lietuvos tarmė. Pilnas žodžių, kurių šiandien nevartojam. Archaizmai. Pavyzdžiui, svietas tai pasaulis. Trūsai, darbai, vargai, o dėlė tinginis. Taip, va tokie žodžiai ir stabdo. O dar ir germanizmai. Vokiški skoliniai, šulkas seniūnas, Amstrots valsčios viršininkas. Ir sakinių struktūra kartais painoka, žodžių tvarka neįprasta, inversijos daug. O kas dar be kalbos? Pati eilė dara? Antra taip, tas hegzometras. Nors ir meistriškas, bet nepratasiam skaitytojui, jo ritmas, ilgos eilutės gali varginti. Sunku sekti mintį kartais. Trečia, kontekstas. Reikia bent minimaliai žinoti apie tą 18 amžiaus mažąją Lietuvą. Baudžiavą, ponų ir būrų santykiai, kolonizacija po maro, germanizacija, tas pats pietizmas. Be šito fono kai kurios detalės tiesiog praslysta pro akis. Ir turbūt tas nuolatinis mokymas gali šiek tiek erzinti. Ketvirta, didaktiškumas. Taip, poema labai tiesmukai moko. Tas moralizavimas. Greipiniai skaitytoja, žiūrėk, mokykis. Šiuolaikiniam žmogui, gal pripratusiam prie subtilesnių užuominų, gali atrodyti, šiek tiek įkyroka. Ir galiausiai veikėjų daug. Tų būrų ypač daug. Kartais sunku susigaudyti, kas yra kas. Supratau. Kliūčių tikrai yra. Bet juk negali būti, kad neįmanoma skaityti? Ką patartumėt? Kaip sau palengvinti? Tikrai manoma. Svarbiausia nenusiteikti priešiškai. Pirmas patarimas, pats akivaizdžiausias – naudotis komentarais ir žodinėliais. Beveik kiekvienas leidimas juos turi gale. Tikrai labai padeda. Gerai, komentarai būtini. Kas dar? Antra, gal pradžioj nesistengti suprasti kiekvieno žodelio. Bandyti pagauti bendrą prasmę, epizodo nuotaiką, esmę. Kas vyksta? Apie ką čia? Trečia, pabandyti skaityti garsiai. Gal keistai skamba, bet tai padeda pajusti heksametro ritmą. Jis kitaip suskamba. Įdomu. O gal dar kokių gudrybių? Verta šiek tiek pasidomėti tą apšvietusią epochą – pietizmu. Tiesiog, kad suprastum, iš kur Donelaičio mintis ateina. Skaityti ne viską iš karto dalimis, po gabaliuką. Atkreipti dėmesį į pasikartojančias temas – darbas, gamta, gėris, blogis. Tai padeda susidaryti vaizdą. Kadangi aprašymai labai vaizdingi, bandyti juos vizualizuoti. Ir ieškoti sąsajų su dabartimi. Ar kažkas aktualu ir šiandien. Ir galiausiai aptarti su kuo nors. Pasikalbėti visada padeda. Gerai, atrodo planas aiškus, supratom, kas autorius, kokia poema, kaip prie eilės prieiti, bet dabar kodėl ji tokia svarbi? Kokia ten ta esmė, tos pagrindinės idėjos? Kas ten yra ta, kaip sakoma, druska? Va čia ir prieinam prie pačios širdies. Galima išskirti kelias pagrindinės, kryptis. Visų pirma, tai tiesiog neįtikėtimas mažosios Lietuvos būrų gyvenimo paveikslas. Su tokiom netalėm. Darbai laukuose – mešlavėžis, arimas, sėja, šinapjūtė, kulimas, šventės, Velykos, sekminės, vestuvės, papročiai, buitis, net ką valgė. Tai kaip 18 amžiaus kaimo enciklopedija. Tai tas istorinis etnografinis sluoksnis labai ryškus. Labai, bet ne vien jis. Antra didelė tema – žmogaus ir gamtos santykis. Gamta metuose tai ne fonas. Ji gyva, ji veikia, ji dievo tvarkos atspindys. Ir kartu jį moko. Moralinė mokytoja. Būrų gyvenimas tiesiog susipynė su gamtos ciklais. Prisiminkim pačią pradžią. Vei kaip žemė jau savo nuogą nugarą rėdo ir kaip kožnas daiktas atgidams pradeda džiaugtis. Gamta moko tvarkos, atgimimo. O darbas? Jis turbūt centre visko? Be abejonės. Trečia darbo vertė. Darbas čia iškeliamas kaip, pati didžiausia dorybė. Žmogaus vertės matas.
būtinybė, Dievo duotybė, Donelaitis aukština sąžiningą darbą. Bet jis rodo ir kitą pusę. Sunkų, alinamą, baudžiavinį darbą. Jokios idealizacijos čia nėra. Supratau. O tie moralai, pamokymai? Ketvirta tema – moralinės vertybės ir ydos. Labai aiški riba tarp gėrio ir blogio. Aukštinamas tas garsusis viežlibumas. Sudėtingas žodis išversti – tai ir darbštumas, ir sąžiningumas, ir pamaldumas, ir saikas, kuklumas, pagarba tradicijoms. Toks visas kompleksas. Gerojo būro idealas. Taip. O priešpriešą smerkiamos ydos. Tinginaistis. Slunkius čia pats ryškiausias. Girtukliavimas, plaučiūnas, dočys. Apsileidimas, pelėda. Išpuikimas, svetimų modų vaikymasis. Viskas labai aiškiai pasakyta. Tai skūrė tą idealą, bet kartu rodo ir visą neteisybę ponų elgesį. Kaip tai dera? Tas kontrastas ir yra stiprybė. Penkta tema – socialiniai santykiai ir neteisybė. Labai atvirai vaizduojami įtempti būrų ir ponų santykiai. Dažniausiai priešiški. Ponai rodomi kaip išpuikę, žiaurus, nekinantis būrus. Atskleidžiama visa baudžiovos priespauda. Prisimena citatą. Juk jau kas tik nor, tas būriška nabagėlis stumdo šiandien ir ten nei kokį šunį neverta. Stipru, ar ne? Tikrai stipru. Ir dar, atrodo, kalbėjom apie tautiškumą. Ypač mažosios Lietuvos kontekste tai turėjo būti aktualu. Labai aktualu. Tai šešta tema – tautiškumo išsaugojimas. Donelaitis kelia kalbos, papročių, tradicinės gyvensenos išsaugojimo klausimą. Ten, kur viskas vokietėja. Jis smerkia tuos, kurie gėdijasi lietuviškumo, vaikosi svetimų madų. Yra ta garsioji vieta apie barzdotas gadinės ir vižas. Vižos tampa simboliu, ištikimybės savo simboliu. Kur dingot jūs barzdotas mūsų gadinės, kaip dar prūsai vokiškai kalbėti nemokėjo, bet vižas kaip būrams reik nešiodami gyrėsi. Viežos kaip simbolis. Įdomu. Ir dar minėjot lygybę, nors luomai buvo. Kaip čia? Taip, septinta gal subtilesnė idėja – prigimtinė žmonių lygybė. Nors Donelaitis, aišku, pripažįsta tuo meto socialinę tvarką, bet jis vis tiek pabrėžė prieš Dievą, prieš gamtą visi lygos. Toks apšvietos atgarsas. Tas Pričkaus posakis apie ponų vaikus, kurie, taip jau per subinę gauna, kad jie kaip kiti vaikai į patalą mėžio. Labai žemiška, bet taiklo. Visi mes žmonės. Tikrai, koks platus spektras. Pasaulio tvarka, viežlibumas, darbas, tautiškumas, socialinė kritika, lygybė. Labai daug sluoksnių. Tikrai daug. Na gerai, tai turim temas. O kaip jos gyvena per veikėjus? Sakėt, yra tie geriečiai ir blogiečiai. Gal galim į kelis ryškiausius pažvelgti? Kas tas Pričkus, pavyzdžiui? Taip, veikėjai yra raktas į metus. Per juos tos idėjos ir atsiskleidžia. Pirmiausia, reikėtų paminėti pasakotoją. Jis ne šiaip stebi, jis visažonis. Žino, ką veikėjai galvoja, vertina juos, moko, moralizuoja nuolat. Jo balsas tai beveik paties Donelaičio balsas. Autoritetas. Kartais piktas, kartais ironiškas. Gerai, o iš būrų? Kas tas pagrindinis viežlibasis? Be konkurencijos Pričkus, kaimo seniūnas Šaltyšius. Jis yra tas viežlibumo pavyzdys. Darbštus, teisingas, protingas, rūpinasi visai, saugo lietuvybę. Jis nuolat moko, barasi, slunkiu pavadina šūdvabalių, prisimenat. Eik, tarė šūdvabaliai. Kur šūdvabaliai pasilinksmin? Jo lūpomis Donelaitis daug ką pasako. Tik va jo likimas tragiškas. Ponas jį mirtinai sumuša, tai pati stipriausia baudžiovos kritika. Tikrai labai paveikia scena. O kas dar iš to teigiamų? Yra Krizas, toks sėkmingas, darbštus būras. Savo darbu viską pasiekė. Lauras, toks būras filosofas, mąsto apie gyvenimo prasmę, laikinumą, lygina žmogų su žolelė. Mes silpni daiktai, nei žolelės ant laukų, dar augdami žydim. Yra Selmas labai pamaldus, tautiškai sąmoningas. Visi jie skirtingi, bet atstovauja tam vižlybumo poliui. Gerai, o kitoj pusėj tie nenaudėliai. Pats ryškiausias turbūt Slunkius. Tinginystės įsikūnijimas. Jis netgi kūrė tokią tinginio filosofiją, įrodinėja, kad dirbti neapsimoka. Žinom juk, kad ratas sens, pamaži besisukdams, tą daugsyk apgauna, kurs vis ritasi šokdams. Geras argumentas tinginiui. Taip. Kitas labai spalvingas tipas pelėda. Visiškas apsileidėlis.
Jo trobos aprašymas rudenio gerybėse. Na, tiesiog šiurpinantis Iluose 6.815. Trobos mirdutų, nei pustynės iš visų pašalių pasirodo, o viduj visur po stogu latgaliai kaba, apačioj, kaip staldus ar kiautvarčius pamatysi. Skamba baisiai. Kas dar blogiukų gretose? Yra plaučiūnas grituoklis vėjaveikius, arklį prageria šeima apleista, tiesiog įdų pasiekmių pavyzdys, ir dočis. Jis irgi girtuoklis mušeika, bet įdomesnis, nors jis nenaudėlis, gaisrą sukelia per neatsargumą, bet kartu jis drąsiai kritikuoja ponus, nebijo pasakyti. Jo paveikslas toks, dvejopas. O ponai, jau minėjot, kad nelabai teigiami. Taip, ponai, išskyrus vieną gerą, bet jau mirusiam Crotą, vaizduojami, sakyčiau, beveik vien neigiamai. Dažnai net satyriškai, išpuiki, žiaurūs, nesaikus, ypač valgyme, gerime, būrus niekina, tas apsirėlis ponas pavasario linksmybėse, ar tas, kuris priškų užmuša žiemos rūpešiuose, jie tipiški. Per juos kritikuojama visa sistema. Gerai, vaizdas aiškėjo. Turim temas, turim veikėjus. Gal galim dabar į kelis konkrečius epizodus žvilgtelėti, kad pamatytume, kaip visa tai veikia kartu, kaip tos idėjos atsiskleidžia. Labai gerai. Keletas tokių ryškesnių momentų. Iš pavasario linksmybių, pati pradžia, eilutė 1.4, nuostabus gamtos pabudimas, tikras himnas gyvybei. Paskui tas groteskiškas apsirėlio pono epizodas, eilutė 210, 234, 235, 237, tikrai stipri ponų kritika. Ir žinoma, Pričkos raginimai dirbti, tinginių barimas, pavyzdžių, eilutė 668, 67. O vasara. Ten, sakėt, Lauro mintis svarbios. Taip. Iš vasaros darbų labai įsimena Lauro filosofavimas apie žmogaus laikinumą, lyginant su žole. Eilutė 380, 386, 399, 40. Tai suteikia tokio gylio. O kaip kontrastas plaučiūno istorija. Eilutė 448, 455, 46168, kaip tinginystė ir girtavimas veda į dugną. O rudenį derlius, bet ir problemos. Vestuvės ir tos baisios trobos. Būtent rudenio gerybėse įdomi Kryzo vestuvių scena eilės 145-173. Matom tradicinę šventę. Bet Donelaitis ir čia randa, ką sukritikuoti būrų už šiurkstumą, girtavimą. Tada Pričkaus skundai dėl nykstančių papročių kalbos eilė 578-583. Ir tas jau aptartas vaizdingas Pelėdos ir Slunkiaus trobų aprašymas eilė 601-615. Apsileidimo viršūnė. O žiema atneša tamsiausias spalves. Tragedija. Taip, žiemos rūpesčiai, niūriausia dalis, čia matome Pričkaus perspėjimus dėl gaisro, duoti neatsargumą, eilė 284, 291 ir toliau. Ir tada kulminacija. Tragiškoji Pričkaus sumušimo ir mirties scena, eilė 395, 400, 410, 413. Tai, sakyčiau, stipriausias visos baudžiavos pasmerkimas poemoje. Po jo mirties Selmo pamokymai eilė 468-478 kviečiantis susitaikyti su Dievo valia toks pietistinis nuraminimas. Bet pabaiga vis tiek viltinga pavasario laukimas eilė 660-665. Gyvybės ratas sukasi toliau. Tikrai, kai pradedi gilintis, matai, kiek daug visko sudėta. Bet grįžkim dar prie praktikos. Sakykim, reikia rašyti rašinį. Tema darbo reikšmė arba žmogus ir gamta. Kaip konkrečiai remtis metais, ką cituoti, ką lyginti? Metai čia tikras aruodas. Jei tema darbas, galima lyginti tuos viežliguosius Pričkų Krizą su nenaudėliu Slunkimiu. Analizuoti pačias darbo scenas, šienapjūtę, mišlavežį, cituoti Pričkų, nes bet Rūso Dievs mus išmaityti nežadėjo. Parodyti, kaip darbas teikia orumo, bet kartu nepamiršti ir tos sunkios baudžiavos pusės. Gerai. O jei tema apie gamtą? Jei apie žmogaus ir gamtos santykį, analizuoti tos nuostabius gamtos aprašymus, jos personifikacija, kai ji kalba, veikia kaip gyva, remtis Lauro filosofijoje apie žmogų ir žolę, parodyti, kaip būrų gyvenimas tiesiog įaugęs į gamtos ritmą. Galima net lakštingalos pavyzdį paimti kaip kuklumo simbolį. Supratau. O tautiškumo, socialinės kritikos temos, ten irgi daug medžiagos. Labai daug.
Tautiškumo temai Priškaus pasakotojo dejonės dėl kalbos darkymo, svetimų madų. Ak, kur dingot jūs, barzdotos mūsų gadynės. Vyžų simbolika čia puikiai tinka. Socialiniai kritikai, Priškaus mirtis, aišku, apsirijėlio pono epizodas, būrų skundai. Lyginti ponų ir būrų padėtį, kalbėti apie neteisybę. O moralė? Ar tos apšvietos idėjas, kurias minėjot? Kalbant apie moralinės vertybės ir ydas, tiesiog lyginti tuos du polius – viežlibuosius ir nenaudėlius. Analizuoti, prie ko veda ydos, Plaučiūno pavyzdžius, cituoti pasakotojo tiesmukus pamokymus. O apšvietos idėjos matosi pačiame poemos charakteryje. Didaktizmas – šviesti, mokyti. Dėmesys liaudžiai – tos prigimtinės lygybės užuominos, rūpestis kalba, kultūra. Svarbiausia, ką besakytum, pagrįsti pavyzdžių, citata iš teksto. Tada viskas bus tvirta. Akivaizdu, kad nors kūrinys senas ir nelengvas, bet klodai ten gilus. Ir pritaikyti galima labai įvairiai. Būtent. Tai kągi, apibendrinant mūsų šį pasinerimą, Kristijonas Donelaitis ne šiaip savo lietuvių literatūros pradininkas. Tai ir labai veikli asmenybė, gyvenusi sudėtingais laikais mažojoje Lietuvoje. Jo metai unikali, epinė didaktinė poema, parašyta tuo sudėtingu hegzametru, piešia platų 18 amžiaus būrų gyvenimą ir kelia klausimus, kurie atrodo svarbus iki šiol. Darbas, gamta, morale, socialinė tvarka, tautiškumas. Tik kūrinys, kurį perskaityti tikrai iššūkis. Dėl kalbos, eilėdaros, konteksto, bet kai įveiki tą barjerą, atsiveria labai daug. Ne tik literatūra, bet ir istorija, kultūra, net filosofija. Pamatinis tekstas padedantis suprasti ir praeitį, ir galbūt save. Ir pabaigai, kaip visada, mintis pamastymui, nors Donelaitis rašė apie 18 amžiaus būrus, ar tas jo aukštintas viežlybumas, tas visas kompleksas, darbštumas, sąžiningumas, saikas, pagarba, atsakomybė, ar jis neturi ko pasakyti ir mums dabar, šitam greitam, vartojančiam informacijos pilnam pasaulyje? Geras klausimas. Gal kaip tik dabar tos savybės tampa dar svarbesnės? Ir asmeniškai, ir bendruomeniai. Yra apie ką pagalvoti. Tikimės, kad šis mūsų pokalbis buvo naudingas, gal padėjo šiek tiek kitaip pažvengti į metus ar paskatino juos atsiversti. Tikrai to tikimės. Medžiagos gilintis yra daug, nuo enciklopedijų iki skaitmeninių archyvų, kaip šaltiniai info ar antologija.lt mokslinių straipsnių. Dėkojame, kad klausėtės, iki kitų susitikimų.